Sveiki kolegos elektrikai ir visi besidomintis elektra. Pagaliau daėjo mano rankos iki naujo video. Šiandien jungsime sinchroninį variklį prie reversinės maitinimo schemos. Tokia sistema galima bus keisti variklio sukimosi kryptį mygtukų paspaudimu. Tokios sistemos naudojamas, pavyzdžiui, garažo vartų valdymui. Gaila, bet neturiu variklio apsaugos nuo perkrovos elementų, tokių kaip šiluminės rėlės. Taip pat schemoje nenaudosime galinių išjungėjų, o tik pasiaiškinsime pagrindinius schemos jungimo bei veikimo principus. Kągi, radau namuose štai tokį variklį. Tai yra trifazis asinchroninis variklis. Galime pažiūrėti į sujungimų dėžutę ir įsitikinti, kad tai yra trifazis variklis ir sujungtas yra žvaigždė. Jeigu būtų taip apvijos sujungtos, būtų trikampis. Šiandien pajungsime schemą tam, kad galėtume mygtukais valdyti šitą variklį. Galėtume sukti ir į vieną, ir į kitą pusę. Neperjunkite kanalo, keliaujame prie schemos. Variklio valdymui per nuotolį dažniausiai yra naudojami tokie įrenginiai kaip magnetinis paleidėjas. Štai aš turėjau tokią analogišką magnetinį paleidėją, kurį išardžiau. Matote, yra judančių kontaktų magnetolaidis, viršutinė dalis, grąžinančiųjų spiroklė, rytė ir apatinis magnetolaidis. Kai mes paduodame maitinimą šitai rytei, čianais susidaro magnetinis laukas, kuris pritraukia viršutinį magnetolaidį. Ir paduodame maitinimą susijungę, nutraukiame maitinimą atsijungę. Ir yra nejudantis kontaktai, kurie susijunginėja. Štai, jeigu taip parodyti, taip veikia. Šiuo atveju Čint firmos turi 4 jėgos kontaktus, 3 iš kurių yra skirti faziniams laidams L1, L2 ir L3. Yra T1, T2, T3, tai čia išėjimas į variklį jau eina. Ir 13-14 kontaktas skirtas jau valdymui. Valdymui rytės. Rytė užmaitinama pas mus kontaktuose A1, A2. Labai svarbu yra žinoti, kokia yra maitinimo įtampa, nes gali būti ne 230 V 50 Hz, o 400 V, tai imtume tarp fazių jau įtampą. O dabar mums tinka paprasta buitinė įtampa užmaitinti šitą magnetinį paleidėją, kuris dar kartais yra vadinamas kontaktoriumi, nors kontaktorius iš tikrųjų yra didesnis įrenginys ir su lanko gesinimo kamera ir atrodo šiek tiek kitaip. Taigi, jungiame mūsų magnetinį paleidėją, 0 jungiame prie šinelės ir prie rytės išėjimo. A2 dažniausiai žymisi rytės galas išėjimui ir fazinį laidą prijungsime prie kontakto A1. A1 ir sujungiame laidus. Taigi, prijungiame laidus prie mūsų magnetinio paleidėjo rytės, valdymo rytės ir dabar paduosime maitinimą. Štai, paduodame maitinimą, mūsų magnetinis paleidėjas suveikia. Žinoma, dabar mums kyla klausimas, kaipgi jį išjungti. Vėlgi turime jungti automatą, mūsų atveju tai yra nuotėkio relė, tai yra nepatogu, todėl mums reikia į schemą įjungti mygtuką. Mes turime štai tokį mygtuką, kur yra parašyta NO raidės, tai yra normally opened, angliškai išvertus normaliai atidaras kontaktas. Jeigu tokioj būsenoje mes jį laikome, tarp šitų kontaktų nėra grandinės. Jeigu mes praskambintume su multimetru, tai grandinės mes čia nepamatytume, bet jeigu mes paspaudžiame mygtuką, kontaktai susijungia, ir tada jau tarp šitų kontaktų atsiranda grandinė. Kągi, jungiame mygtuką į schemą. Na štai, į mūsų schemą įjungiame mygtuką. Dabar, jeigu paspaudžiame mygtuką, mūsų magnetinis paleidėjas įsijungia, atleidžiame mygtuką, jis išsijungia. Jeigu rinktume telferį kelimo kažkokį įrenginį, mus tenkintų tokia sąlyga, bet mes šiandien planuojame padaryti garažo vartų valdymą. Todėl mums reikia, kad paspaudus mygtuką, magnetinis paleidėjas įsijungtų, o atleidus jisai liktų įjungtoje padėtyje.
Kągi, tobuliname toliau mūsų schemą. Štai, papildėme schemą. Dabar mūsų maitinimas, fazinis laidas eina ne tik per mūsų mygtuką į magnetinio paleidėjo rytę, bet ir papildomą atvedėme per pačio magnetinio paleidėjo normaliai atvirą kontaktą. Dabar, kai magnetinis paleidėjas yra išjungtas, šitas kontaktas yra atviras ir srovė per šitą laidą neteka. Bet jeigu įsijungs magnetinis paleidėjas, šitas kontaktas susijungs ir tada jau srovė nevaržomai tekės į mūsų magnetinio paleidėjo rytę. Kągi, pažiūrime, kaip veikia sistema, paspaudžiame mygtuką, magnetinis paleidėjas įsijungia ir nebeišsijungia, nes dabar pas mus srovė teka štai šituo laidu į magnetinio paleidėjo rytę. Iškilo nauja problema, kaipgi išjungti dabar, tik tais nutraukus pagrindinį maitinimą. Mes nutraukėme pagrindinį maitinimą, mūsų magnetinis paleidėjas išsijungia. Tam, kad mes galėtume mūsų magnetinį paleidėją valdyti iš mygtukų posto per atstumą, ne tik įjungti jį, bet ir išjungti, mums reikės dar vieno papildomo mygtuko, šiuo atveju NC, angliškai normally closed, tai yra normaliai uždaras kontaktas. Reiškia, kad jeigu mes nieko nespaudžiame, tarp šitų dviejų kontaktų pas mus yra grandinė. Jeigu mes dabar praskambintume, tai yra sujungtas kontaktas. Bet jeigu mes paspaudžiame mygtuką, mūsų kontaktas atsijungia ir nutraukia grandinę. Taigi mes turime šitą mūsų mygtuką įjungti į grandinės dalį, kad nutrauktume visus galimus mūsų magnetinio paleidėjo maitinimus. Įjungiame į mūsų schemą išjungimo mygtuką. Dabar, kai jisai yra normaliai uždarytas kontaktas, kai mes nieko nespaudžiame, srovė gali tekėti tiek per mygtuką mūsų, tiek per papildomą kontaktą. Taigi, jeigu mes paspaudžiame mygtuką, mūsų magnetinis paleidėjas įsijungia. Jeigu paspaudžiame išjungimo mygtuką, nutraukiame maitinimą visoms linijoms ir magnetinis paleidėjas išsijungia. Kągi, mes turime veikiančią schemą, kuri tiktų, pavyzdžiui, kažkokiam šlifavimo aparatui, bet mes šiandien jungiame variklį taip, kad galėtume jį valdyti iš mygtukų posto, kad galėtume sukti ir į vieną, ir į kitą pusę. Tam mums reikės dar vieno papildomo magnetinio paleidėjo ir papildomo mygtuko. Taigi vienas mygtukas, kai jį paspausime, suks variklį į vieną pusę, kitas mygtukas į kitą pusę. Schemos pajungimas antro paleidėjo yra analogiškas šitam paleidėjui, kurį jau mes pajungėme. Taigi, papildėme mūsų schemą antrų magnetinių paleidėjų ir antrų mygtukų. Jų pajungimas yra analogiškas pirmojo magnetinio paleidėjo ir pirmojo mygtuko pajungimui. Viskas lygiai tas pats ir jeigu dabar mes spaudžiame mygtukus, mūsų magnetiniai paleidėjai suveikia. O kam jie mums reikalingi, tuoj paaiškinsiu. Štai turime elektros variklio išvadus. Tai yra apsauginis įžeminimas, kuris mums šiuo atveju nelabai svarbus yra. Mums dabar svarbus yra faziniai laidai. Tam, kad variklis suktųsi, mes turime tos fazinius laidus pajungti prie 3 fazių. Jeigu mes norime padaryti, kad variklis suktųsi į kitą pusę, mes turime apkeisti vietomis 2 fazės. O toliau žiūrėkite, kodėl variklis suksis į kitą pusę. Kągi, mes sujungėme magnetinių paleidėjų valdymo schemą ir mano patarimas būtų tokia seka ir jungti elektros variklį per magnetinius paleidėjus, iš pradžių surinkti valdymo schemą, o jau paskui rinkti jėgos schemą. Taigi pažiūrėkime, kaip veikia mūsų jėgos schema. Jeigu mes dabar įjungiame šitą magnetinį paleidėją, tai mūsų ateinančios 3 fazės L1, L2, L3 į variklio įėjimo fazes taip ir nueina L1, L2, L3. Bet jeigu mes įjungiame šitą magnetinį paleidėją, tai pažiūrėkime, kas vyksta. Į pirmąjį laidą, kur atėjo L1, ten L1 ir ateina. Į antrąjį laidą jau pas mus eina L3 fazė. O į trečiąjį laidą sekame laidu ir matome, kad ateina L2 fazė. Reiškia,
šitas magnetinis paleidėjas mums apkeitė dvi fazės vietomis. Nežiūrint į tai, kad procesai asinchroninėme variklėje, kuris prijungtas prie kintamosios srovės šaltinio, vyksta šiek tiek kitaip, pabandysiu be vektorių ir formulių ant piršto paaiškinti, kodėl pasikeičia variklio sukimosi kryptis, kai pakeičiame dvi fazes vietomis. Turime štai tokią schemą, kur mūsų magnetiniai paleidėjai pažymėti KM1 ir KM2. Įjungiame pirmąjį magnetinį paleidėją. Kaip matome iš fazių grafiko, atskirų fazių srovė teka laidais paeiliui. Paimame pirmąją fazę, kurios srovė teka per U apvijas. Susidaro magnetinis laukas, kuris traukia oranžinio apskritimu pažymėtą variklio rotoriaus kraštą prie šiaurinio magnetinio poliaus. Rotorius nesisuka šiuo atveju. Įmame antrąją fazę, jos srovė teka per V apvijas. Susidaro magnetinis laukas, kuris traukia oranžinio apskritimu pažymėtą variklio rotoriaus kraštą prie šiaurinio magnetinio poliaus ir variklio rotorius pradeda suktis prieš laikrodžio rodyklę. Įmame trečiąją fazę, jos srovė teka per W apvijas ir variklio rotorius toliau sukasi prieš laikrodžio rodyklę. O dabar mes įjungėme mūsų antrąjį magnetinį paleidėją, kuris sukeičia prie mūsų fazių prijungtas variklio apvijas vietomis. Įmame antrąją fazę, jos srovė dabar teka ne per V apvijas, o per W apvijas. Magnetinis laukas traukia variklio rotoriaus kraštą prie šiaurinio magnetinio poliaus ir variklio rotorius sukasi pagal laikrodžio rodyklę. Įmame trečią fazę, jos srovė teka per V apvijas ir variklio rotorius toliau sukasi pagal laikrodžio rodyklę. Kągi, matėte, kodėl pakeitus dvi elektros variklio fazes vietomis pasikeičia jo kryptis, tam, kad nereikėtų mums kaitalioti laidų ir ranginių būdu atsukinėti ir apkeisti jų vietomis, mes ir naudojame antrą magnetinį paleidėją. Bet mūsų šita schema yra nesaugi, nėra apsaugota nuo blogo įjungimo. Pavyzdžiui, jeigu mes įjungiame vieną magnetinį paleidėją, variklis pradeda suktis. Jeigu mes paspaudžiame mygtuką, įsijungia antras magnetinis paleidėjas, kuris apkeičia fazes ir mes gauname tarp fazinį trumpą jungimą. Daug žiežirbų, dūmų ir mūsų sistema sugenda. Todėl mes turime padaryti taip, kad būtų negalimas įjungimas abiejų magnetinių paleidėjų vienu metu. Tam tikslui gali būti panaudoti mechaniniai blokatoriai. Štai dabar paveikslėlėje matote, kaip atrodo šitie mechaniniai blokatoriai, kurie susimontuoja tarp magnetinių paleidėjų. Jeigu įjungtas vienas, tiesiog fiziškai nebus galimybės įjungti antro. Tai yra mechaniniai blokatoriai. Kadangi tokio daikto aš neturiu, jums pademonstruoti negaliu, mes naudosime elektrinius blokatorius. Tam tikslui mums reikės papildomų kontaktų. Mes šiek tiek patobulinsime savo schemą, kad iš mygtukų posto nebūtų galimybės įjungti vienu metu abiejų magnetinių paleidėjų. Taigi pažiūrėkime, kaip veikia mūsų papildomų kontaktų blokas. Mes turime čia papildomus kontaktus, šiuo atveju 4 grupės. Normaliai atviras, normaliai uždaras, normaliai uždaras, normaliai atviras kontaktas. Tai reiškia, kada magnetinis paleidėjas yra išjungtas, normaliai atviras kontaktas neturi grandinės tarp šitų kontaktų, normaliai uždaras kontaktas tarp šitų kontaktų kontaktą turi. Grandinė yra sujungta čia. Šitas blokas turi štai tokią traukę, kuri prisijungia prie magnetinio paleidėjo šitos traukės, ir kai magnetinis paleidėjas įsijungia, šita traukė pasitraukia ir pasikeičia visų kontaktų būsenos. Jeigu kontaktas normaliai atviras yra, tai jo būsena pasikeičia į uždarą ir šitoje vietoje jau susijungia grandinė tarp šitų dviejų kontaktų. O jeigu kontaktas normalioj būsenoje yra uždaras, tai įjungtoj būsenoj jisai pasidaro atviras, reiškia nutraukiama grandinė tarp šitų dviejų kontaktų. Šita kaladėlė, blokas papildomų kontaktų ant magnetinio paleidėjo, per tokį bėgelį labai paprastai užsideda. Tam, kad nuimti būtent šio tipo magnetiniam paleidėjui su papildomais kontaktais
yra tokia vėliavėlė, kurią mes pakeliame ir tiesiog nuimame papildomų kontaktų bloką. Na štai, pajungiame vieną mygtuką per papildomus kontaktus, per normaliai uždarą kontaktą. Ir pajungiame taip, kad tie papildomi kontaktai būtų ne to paleidėjo, kurį mes norime įjungti, o kito paleidėjo. Taigi, ką mes dabar gauname? Jeigu mes paspaudžiame mygtuką, mūsų srovė gali pratekėti per normaliai uždarą kontaktą ir įjungti mūsų magnetinį paleidėją. Bet jeigu mes įjungiame šitą paleidėją, tai dabar kontaktas yra nutraukiamas ir netgi paspaudus mygtuką, mūsų srovė gali tekėti tik tais iki to kontakto ir mūsų antro magnetinio paleidėjo jau nebeįjungs. Analogiškai pajungiame ir nuo antro mygtuko per šito magnetinio paleidėjo normaliai uždarą kontaktą. Taigi, mūsų magnetinis paleidėjas įjungtas ir iš mygtukų posto mūsų sistema yra apsaugota. Apsaugota nuo žmogaus klaidos tam, kad įjungti antrą magnetinį paleidėją, tai yra įjungti variklio priešingą sukimosi kryptį. Iš pradžių mes turime išjungti pilnai sistemą ir tik tada paleisti variklį suktis į kitą pusę. Žinoma, šita sistema neapsaugo nuo to, jeigu žmogus ateis į skydinę, kur sumontuoti magnetiniai paleidėjai. Jeigu bus įjungta sistema, mes matome vienas magnetinis paleidėjas įjungtas ir rankiniu būdu žmogus įjungs antrą magnetinį paleidėją. Nuo šitokio mechaninio jungimo apsaugo tik tais mechaninis blokatorius. Panagrinėkime, kaip veikia mūsų schema su elektroninė blokiruotė. Paspaudžiame įjungimo mygtuką. Matome, kad magnetinio paleidėjo KM1 ryte gauna maitinimą. Suveikus magnetiniam laukui vienu metu susijungia normaliai atviras kontaktas KM1, jėgos kontaktai KM1 ir atsijungia normaliai uždaras kontaktas KM1. Matome, kad nuo 13 iki 14 kontaktų susijungusią grandinę pradeda tekėti srovė, kuri kartu su įjungimo mygtuku maitina ryte KM1. Atleidžiame paleidimo mygtuką ir matome, kad rytės maitinimas vis tiek lieka, nes jos sukuriamas magnetinis laukas laiko kontaktą KM1. Taip išeina, jį laiko pati save. Jeigu dabar paspausime antro magnetinio paleidėjo mygtuką SB2, tai dėl nutraukto KM1 kontakto grandinės KM2 ryte negauna maitinimo. Paspaudžiame išjungimo mygtuką, taip nutraukiame maitinimą KM1 rytį, dėl ko visų jos valdomų kontaktų būsenos pasikeičia, atsijungia kontaktas KM1, jėgos kontaktai KM1 ir susijungia normaliai uždaras kontaktas KM1. Paleidžiame išjungimo mygtuką ir mūsų sistema vėl paruošta įjungimui. Dabar galime įjungti arba tą patį magnetinį paleidėją, arba kitą magnetinį paleidėją. Kito magnetinio paleidėjo valdymo schemos veikimo principas analogiškas pirmojo paleidėjo veikimui. Kągi, apžvelgime elektros variklio reversinės schemos pajungimą. Beje, jeigu yra temų, apie kurias norėtumėte sekančią video, rašykite komentaruose. Taip pat komentaruose laukiu jūsų pastabų dėl video. Ačiū, kad žiūrėjote.